Super. Taip, sveiki, labas rytas, labai malonu, kurie prisijungėte į ankstyvą rytą. Tai reiškia, jums rūpi ir jūs norite mokytis. Ir šiandien aš labai su džiaugsmu noriu pristatyti Svajonę Neurienę, tai yra mano partnerė iš Vilniaus, kuri turi labai didelį bagažą žinių ir tikrai žinau, kad moka jas pritaikyti ir taiko savo komandai. Svajonė nėra labai senai prisijungusi, bet tikrai moka suburti žmonės ir to drąsiai pamokins mus. Tai šiandien klausom, ištempę ausis ir viską darom, ką Svajonė pasakys. Šiandien visas eteris jos. Prašau, tau žodis, Svajonė. Ačiū, ačiū. Tai tinklinė rinkodara yra lygiai taip pat, kaip ir bet kuri kita profesija, kurios reikia mokintis. Nėra taip, kad atėjau ir iš karto startinu po 100 žmonių per mėnesį, nors tai yra įmanoma. Aš tą, jeigu nebūčiau mačiusi, tai matyt nešnekėčiau. Esu tiesiog mačius, kad per metus startina 80 žmonių ir tai vadina topu. Tačiau patekus į kitą komandą, sudalyvavus mokymuose Amerikoje, aš supratau, kaip tai galima padaryti per mėnesį. Aišku, tai reikia tam tikrų įgūdžių ir tie įgūdžiai yra tas ugnikalnis, kur matome sėkmę labai stiprią ir garsę, o kas yra padaryta po vandeniu ugnikalnio ar ledino, tai vat, nuo šito ir pradėsim šiandien. Aptarsim, kas yra masinis brandas ir kaip tai yra, ką reikia naudoti tinkliniai rinkodarai, kad turėti tokį gerą poveikį. Tada attraction marketing tai yra pritraukimo rinkodara senos mokyklos arba offline'inių sistemos, kai paskui bei klientus ir partnerius ir arba tai daromi susitikimai telefonu, sąrašu ir taip toliau. Tai čia aš vadinu senąją mokyklą, bet jinai lygiai taip pat veikia. Koks tu turi būti, kaip turi mąstyti, kokios esminės vertybės tau padės labai eiti link profesionalios veiklos ir taip uždirbti ne kaip iš hobio, ne iš kaip dalinio užimtumo, bet 100% užimtumo, kur viskas yra įmanoma. Ir kaip pritaikyti. Tai vat, man dabar reiktų jūsų interaktyvumą. Galit greitai brainstormint, ta prasme, greitai pateikti, ką jūs matot. Šitam paveiksliuke, ką matot? Kas jums kyla iš karto, kokios mintis? Čia kaip ar futbolistų komanda kažkokia, čia kažkokio sporto komanda Toliau. susibūrus, o kitoj pusėje tai kaip ir sekėjai kažkokie, ar jau čia intriga kažkokia vyksta? Jo. Toliau. Fotografai? Toliau. Arba sakyčiau, kad kažkas vyksta ten, vienas gal kažką ar parodė, ar pasakė, nežinau, parodė, gal turi kažką, nes visi taip apipuolė ir ten sugriuva, kažkoks vyksta. Gerai, toliau. Centre jėga tokie visi balti, koncentruoti, o ten išoriai tokie truputėlį palaidai, bet irgi bėgant. Aha, toliau. Prie aplinkų čia Kauno Zostės laksta, žiūrkas ten daros. Gerai, labai toliau. Gerai, o dabar šį čia ką matot? Miestas, centras, aikštė, daug žmonių. New Yorko centras, man atrodo. Panašiai. Matot kokį nors bendrą dalyką tarp visų 3 paveiksliukų? Daug žmonių. Toliau. Reklamos. Bingo! Bingo! Tai atkreipkite dėmesį, čia irgi nepasakėt. Post-season tai yra reklaminis dalykas, kuris reklamuojamas, ar ne? Aš perskaičiau, bet negalvojau, kad tai vardinti reikia.
Vat, bet kiti paveiksliukai padėjo. Liuks. Tai vat, visur yra reklamos. Jeigu mes nupaveiksluotumėm pagrindinę gatvę, nesvarbu Laisvės alėjos Kaune, Vilniaus Konstitucijos ar Gedimino prospekte, ar kokiam didesniam, netgi vat, Romoje, kai buvom, aš pasidariau keletą irgi nuotraukų ten prie tos pilies ir taip atsisukau, ho, ten Chanel ar dar kažkas, tai vienu žodžiu, pilna visą laiką reklamų. Kas yra reklamuojama? Reklamuojami yra masiniai brandai. Ta prasme, pasižiūrim, ar ne, Lion King, nu ir žinom, šokoladukas. Ką su juo daryti? Nu, aišku, žinom, kad valgyti. Arba ten Pepsi, arba Coca-Cola, arba kas čia tokia, koks nors automobilis, mes žinom, ką su juo daryti. Tai vat, prekės brando reklama yra reklamuoti. Nes visi žino, ką su tuo daryti, kaip elgtis ir taip toliau. Tai tuo pačiu tai yra dažniausiai jo naudojama plačiai prekė, kur jinai yra viskas apie ją žinoma. Ar tai būtų rankšluostis, ar tai būtų apatinis trikotažas, ar telefonai, ar lemputės ir taip toliau. Prekės ženklo reklama brangi ir neefektyvi produktui, kuris nėra labai gerai žinomas ar suprantamas, kam jo reikia. Ir tai yra tinklinio rinkodaros produktai. Nu, ta prasme, jeigu mes pastatysim Sunrise'ą, nu nieko nesako žmogui. Absoliučiai, visiškai pirmą kartą žmogus pamatęs, jisai nesupranta nei ką jisai daro, nei kam jo reikia, nei kokias problemas sprendžia ir taip toliau ir taip toliau. Todėl tie patys būdai reklamuoti masinio vartojimo produktams ir tinklinio rinkodaro prekiams produktams reklamuoti, nu nėra tie patys. Tai vat, mes neparduodame žinomų tų produktų ar prekių, bet mes parduodame sprendimus labai konkrečiai. Ir būtent į tai susikoncentruoti. Jeigu norim gerai parduoti, tai mes turim suteikti vertę. Žmogus kitame laido gale, jisai turi žinoti, kam jam reikia, kokią problemą išspręs ir kuo įsiauresnę tą tik specifinę problemą turinčią žmonių auditoriją pataikysim, tuo didesnius pinigus turėsime. Tinklinė rinkodara ir svertiniai pardavimai, tai būtent tinkliniai rinkodara yra naudojama tiesioginio atsako rinkodara. Tai čia aš ir pastebiu, kad karts nuo karto, kai rašo vat, maždaug paskambink, paspausk, parašyk ten kažkokį tai žodį ir taip toliau, bet visas šitas turi būti daromas po to, kokia ta tikslinė auditorija yra. Ir čia yra pateikta trys. Bėgti, bet prisijungsiu. Gerai. Tai tiesioginio atsako rinkodara yra trys apibrėžimai. Vienas yra siekia generuoti iš karto einančius kliento veiksmus per kvietimą veiksmai. Paspaudžiu dabar fokusas tokių pranešimų, kad elgesi, bet nedidinti žinomumą. Tiesioginis atsakas yra toks marketingo tipas, kuris sukurtas išgauti čia ir dabar atsakymą, paskatinant būsimus klientus ar partnerius imtis atitinkamų veiksmų. Ir tiesioginio atsako marketingas yra tokia pardavimų technika sukurta sužadinti tuoj pat atsakymą ir paskatinti imtis veiksmų. Tai čia yra trys apibrėžimai, bet iš esmės ar tai rezonuoja? Ar ne? Sutinkat, kad tuo mes ir siekiame. Tai tinklinė rinkodara ir tiesioginis atsakas, tai yra, abu yra pagrindiniai instrumentai teikti unikalius skirtingus sprendimus specifiniai problemai spręsti žmonių gyvenimuose. Tai jeigu taip paimtumėm trumpai, tai jeigu dirbant offline režimu, vadinasi, mes turime paskambinti, susidaryti sąrašą, paskambinti, paimti telefoną, mes turim išsiaiškinti, tapti, ta prasme, jeigu mes kalbam su studentu, mes tampam studentų, jeigu mes kalbam su mažamečius vaikus turinčių mamom, mes tampam irgi to pačiu, jeigu kalbam su paauglius vaikus turinčiom mamom, mes tampam irgi tuo, ta prasme, mes susitapatinam arba ieškom, kur mes esam kažkuo tai bendri, kad galėtumėm suprasti ir pateikti offline, darant pasiūlymą. Tai plus dar turi su
sutarti grafiką, kada, kaip, po to pristatyti, kvalifikuoti, dar yra 8 būdai, kaip kvalifikuoti, ar tikrai tas žmogus yra mums tinkamas ir tada tik tai pateikti pasiūlymą. Pasiūlymą pateikus dar tada prieštaravimus niveliuoti ir tada dar nebent follow-upą, tai antrą susitikimą daryti ir tada tik tai pasirašyti. Tai yra kažkur tai apie 10-9 žingsniai, ką mes darom offline metodu, ta prasme, patys ieškodami žmonių. Tai tuo tarpu pritraukimo marketingas sudaro tik tai 3 žingsniai. Labai daug išnyksta, nes pirmiausia pritrauki, žinai iš karto, kad jie atėjo tai, kokią specifinę problemą jau komunikuoji pas viena, siaura, specifinė problema, įvairiausių. Aš po to duosiu, ne šiandien, kitom dienom duosiu, kaip tai skamba realiai. Ir tada jau, kai jie sureaguoja, bet jie gali sureaguoti, pavyzdžiui, po 3, 5, 7, po 2 savaičių, priklauso nuo to, kaip žmogus daro pasirinkimus greitai. Padarom įtaką ir iš karto registruojam. Tai yra labai trumpas dalykas, plus visą tai galima automatizuoti. Nu, yra tų būdų, bet išmokti neautomatizuojant tai padaryti. Kodėl daugelis tinklodarų užsiimučių neuždirba? Nes labai susifokusuoja į tapimą turtingų, susifokusuoja gauti žmonės į komandą, kad jie pirktų jų produktus, jie nori, kad jiems kas nors pasakytų, kaip pirktų produktus, jie daro dalykus, kurių jie nenori, nes jiems pasakė, kad kitokie žmonės nieko nepasieks, yra liuzeriai arba nurašyti ir taip toliau, ir kad čia yra tik tai pats geriausias būdas. Jiems pasakė, kad tai yra ne pardavimas, o dalinimasis, numanant, kad jiems nieko nereikia mokintis. O čia mokyklos, kur mes bėgam, ir pritraukimo marketingo, tai jeigu aptart, tai kaip gaunami to, kai dar internetas nebuvo tiek išviešintas ir socialinės medijos nebuvo ir visa kita, tai visi mūsų apskritai, jie buvo mūsų būsimi klientai ir partneriai. Neminėsiu tos kompanijos pavadinimo, bet dažnai būdavo taip, kad 3 valandas prasėdi susitikime, kad išgirstum pačiam gale, kokiegi tai kompanija. Tai labai vargina ir tai tiesiog labai visą tinklinės rinkodaros industriją, negeruoju kai kuriems galvose nusėda. Būk savanaudis, siek, kad jie prisijungtų prie tavo komandos arba jie nenaudingi. Tu nesi kažkas vertingo savo klientui, tu negali jam padėti, nebent jie prisijungs prie komandos ar pirks. Aš nežinau, ar jums teko patirti, bet man teko matyti, kad mes turim tą ir šitą turim, ir trečią turim. O tai prisijungėsim pasaulyje, todėl galvoju, kad jie turi prisijungti ar pirkti. Aš galiu pasakyti, kad galima turėti ypatingai gerą produktą. Dažnai moka pinigus, ne kaip iš Temu. Ir klientas, o tai vertei, kurią tu gali duoti tam žmogui, jis ateina ir jeigu, pavyzdžiui, žinau, iš jūsų ne vienas jau gauna tos klientus iš socialinės medijos, jeigu jūs pasižiūrėtumėt konkrečiai, pavyzdžiui, kokie tai žmonės, kur jie dirba, koks jų amžius, dažniausiai socialiniai medijoje tikslinė rinkodara
rodikliai yra skirtingi. Ta prasme, jeigu studentas jisai galvoja, kaip atitrūkti nuo tėvų, kaip išsilaikyti, kaip turėti savo pinigų ir taip toliau, su mažamečiais vaikais vadinasi atradimas savęs, noras kažkaip turėti savo laiko, savo pinigų, neprašyti iš vyro. Tuo tarpu vyresniam vėlgi kitaip, kai vaikai paauga, tai ir poreikiai visiškai kitokie. Todėl socialiniai medijoje reikia pasirinkti auditoriją plus minus 5 metai, iki 10 maksimum. Kad pritrauktumėm idealų klientą, siekti išspręsti šito idealaus kliento specifinę problemą. Tai vat, po to duosiu 24 klausimus, arba būna ir daugiau, pagrindinius, kaip atpažinti, kokia tikslinė auditorija yra jūsų. Tu esi vertingas kliento akise ir gali jam padėti, net jeigu jie neprisijungs ir nepirks. Nes tu esi vertė. Nes kompanija yra vertinga, bet, tarkime, dabar ar net 2000 žmonių yra Yes Global partneriai, klientai, tai jie turi tą patį produktą. Kodėl tada turi pirkti pas tave? Jie gali sužinoti, jie gali pasiskaityti, o kodėl turėtų, tai yra tai, kokią vertę pats žmogus teikia. Partneris konkretus. Vienas gražiau bendrauja, geriau bendrauja, įsiklauso, dažniausiai įsiklausimas yra labai labai vertingas, arba pateikia informaciją, arba, labai daug. Ir tavo kompanija, kompensacinis planas, produktas nėra svarbus, jie prisijungs, nes jie pasitikė tavim, tavo požiūriu ir tavo lyderystę. Ir yra toks trikampis, norėjau dar pasisiųsti, bet aišku, tenai angliškai. Jeigu trikampį vaizduotumėm, pačioj apačioj nubrėžtumėm didžiausią liniją, tai apačioj būtų maždaug apie 90% žmonių, kurie nieko nenutuokia apie tai, ko jiems reikia, ko jie nori, jie pamatė, pradeda tik tai tada galvoti, ir tai, kur dažniausiai šaudo socialinės medijos dalyviai, norėdami gauti klientų, partnerių į savo komandą. Jie šaudo, kaip sakau, į varnas, nes ten yra daugiausiai neapibrėžtų, nesusivokusių, nežinančių, ko nori, apskritai krypties, tikslų neturinčių, ir jiems parduoti iš tiesų yra labai sunku, nes, jie plaukia. Tada antra kategorija, jeigu taip trikampis ir truputėlį toks virš, tai yra žmonės, kurie turi problemą, aiškiai žino tą problemą, nežinau, tarkim, migrena, arba aukštas kraujospūdis, arba žūtbūt reikia pajamų ir taip toliau, ir jie nutarė kažką tai daryti. Jie aiškiai žino savo problemą, bet nežino, kaip ją tai įgyvendinti. Bet jau jie yra sąmoningi, jie žino, ko jie ieško. Tai šitai yra šiek tiek geresnė auditorija, kur galima uždirbti pinigus. Jų yra kur kas mažiau, jau ten 10-15%. Tada dar mažesnis, dar aukščiau einant trikampiu, ten yra jau žinantis problemą ir jau balsavusių savais pinigais. Tarkim, tą pačią migreną paimti, žmogus, kuris turi migreną, jisai ieškojo sprendimų, jis kažkokį sprendimą jau nusipirko. Jis nusipirko arba papildus, ar kažkokį instrumentą, ar kažkokį ten, nežinau, visokiausių yra vienu. Jisai kažkaip tai jau balsavo savo pinigais, kad išspręstų šitą problemą. Vadinasi, jisai dar labiau yra sąmoningesnis. Ir čia yra labai imli, labai gera tikslinė auditorija. Kuo mes smulkinsim, tuo geriau. Dar virš yra trikampio, kurie eina paskui tave, nepaisant, kur tu eini. Tai yra visiškas fanų trikampukas, kuris yra gal 1%. Ir tokių yra greičiausiai, mes kiekvienas turim tokių žmonių, kur nepaisant, kur tu eisi, jie eis tik su tavim, nesvarbu kur, kaip, ką ir taip toliau. Tai tapti pritraukimo rinkodaros profesionalų, tai yra sprendimus teikiančių žmonėms turintiems specifines problemas, autoritetingų žmogumi savo tiksliniai auditorijai.
ir tobulinti pirmą ir antrą punktus, kad galėtum atlikti profesionaliai ir gauti atlygį proporcingai suteiktai vertei savo tiksliniai auditorijai. Kokiu tu privalai pasirinkti būti? Pasišventęs, atkreipti dėmesį, kad tai yra ta pati vertybė, kuri yra ir Yes Global kompanijos vertybė. Smalsus, ta prasme, nesakyt, kad aš jau viską žinau, bet vis dar, kaip, aha, taip, o kas dar gali būti, kas veikia, kas neveikia. Aistringas ir įsitraukęs ir būti resursiniai būsenai. Šituos dalykus resursinė būsenai irgi galima išdirbti, yra tam visokios metodikos ir ta pati Linutės minėta buvo ir meditacijos, ir knygų skaitimas, ir audio video žiūrėjimas minimum 30 minučių į dieną, minimum, jokių ne 15. Kaip tu turi pasirinkti mąstyti? Čia yra esmė, kur atveria, dar ir kitų esmių bus, bet čia yra iš tiesų labai svarbu ir juos dabar aptarsim. Aš iki pritraukimo mano gyvenime buvo tada, kai buvo teisinga, klaidinga. Juoda balta. Galbūt ir jūs esat pastebėję kažkuris tai laikotarpis gyvenimo, kur yra juoda balta. Va čia tas blogai, o šitas gerai. Čia pilnai perfekcionizmas veikia. Po to kitus dalykus gali jau žiūrėti ne tai, kad čia yra blogai, va čia jis daro, tai labai blogai. Ne. Bet ar veikia ar neveikia? Ar kurti internetinį puslapį? Tai nėra nei blogai, nei gerai. Bet ar veikia, ar tavo komandai veiks, ar duplikacija įvyks, ar kiekvienas tavo naujas partneris gali susimokėti ten, nežinau, už tinklapio sukūrimą, pavyzdžiui, ten 500 eurų iš karto. Jeigu taip, tada ok, jeigu ne, tai gal nenaudokim. Ta prasme, kad mes į viską, ką darom, žiūrim, ar duplikuojasi ar ne. Tada antras yra nuosprendis ar etiketės lipdymas. Tai sakykime, kažką tai pamatom ir galvom, tai čia labai blogai, čia jis taip, čia naip, čia reklamas, kaip čia galima tokias reklamas leisti, nes taigi čia taip ir tas anas neveikia. Bet jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėti į tai, kaip, o kokius, yra dar tokie įrankiai, kur, pavyzdžiui, visas reklamas tik tai atsifiltruoja, sakykime, Facebook'e. Ir atsifiltruoja ir pasižiūri, kokios sudedamosios dalis, kaip tavo tiksliniai auditorijai yra naudojami kokie kalbos ar pateikimas, visas pasiūlymas ir taip toliau. Ta prasme, tai įvertini ir ką galima pasimti iš to, nes mes kiekvienas žmogus esam unikalus ir jeigu vienoj sferoj kažkas tai nėra labai stiprus, tai kitoj sferoj tas pats žmogus gali būti labai stiprus. Todėl smalsumą naudojant, mes kiekvienas iš kiekvieno galime mokytis. Trečias yra, aš žinau, toks labai sartinti. Aš viską žinau, aš žinau. Vienu žodžiu, tai toks žmogus yra labai užsidaręs ir jisai nepriima. Ir vėlgi tai nesmalsumo, čia smalsumo nėra. Ir kita savybė, aiškumas yra, kai supranti visą paveikslą ir tada darai vienus ar kitus sprendimus. Net nesprendimus. Apie sprendimą dabar ir pakalbėsim, nes angliškai man tai buvo labai labai nauja, nes angliškai žodis decide turi priesagą cide ir kas reiškia nužudyti. Ta prasme, kad sprendimas yra, kad tu kažką tai pasirenki ir dažniausiai, kodėl žmonės sprendimą bijo padaryti, nes jiems reikia kažko labai stipriai atsisakyti ir palikti tik vieną. Ir tai emocionaliai visai kitaip groja, jeigu jūs darote pasirinkimą. Jūs turite 10 pastų, bet pasirenkat šitą. Jūs turite 10 kursų, bet pasirenkate šitą. Jūs leidžiate egzistuoti visom 10 pastų ir visom 10 kursų ir visiems 100 kitų galimybių, bet jūs pasirenkate tam tikrą. Tai čia toks kalbinis momentas, bet žmonės bijo sprendimų daryti, bet jie lengvai renkasi vieną arba kitą dalyką. Taip, matau problemą sprendžiant, vadinasi, būname proaktyvus, bendradarbiaujam ir gerbiam. Tai šitą, jeigu jūs persižiūrėsit savo gyvenime kažkuriais tai laikotarpiais, kaip visos šitos 4 dalykai
yra pasirodę vienokiu arba kitokiu, tai duos, nu, aš asmeniškai tai tada dariau net ir pratimus tokius, čia aišku, angliškai, pratimus, vienu žodžiu, ir ištraukiau iš savo gyvenimo, kur aš juodą baltą veikiau, o kur žiūrėjau arba pradėjau žiūrėti, veikia, neveikia, efektyvu, neefektyvu, kur, ai, čia nieks neveikia, čia tas, ir kai pradedi įvertinti ir kiekvieną žmogų surasti jo unikalumus. Tada, kai aš viską žinau, arba toks aiškumo visos iš meta lygio, tarsi pakiltum ir pasižiūrėtum į visą situaciją ir iš visos situacijos pasidarytum kažkokį tai pasirinkimą, kas tau, tavo tikslui, tavo keliui yra šiam momentui efektyvūs įrankiai, o ne tik tai, kad kaip ir viską pašalinti, va čia tik tai sprendimas. Tai čia tokiam pirmam kartui esmė būtų tiek. Gal turit klausimų? Ar kažkokių insightų gavot? Įžvalgų. Jo, mano tas žodynas dažnai būna su anglų. Jo, labai ačiū, bet aš norėčiau, gal galėtum kažkokį pavyzdį su ta žinutė užkabinančia, ten kažką paspausti, ten, nu, kažką veikti, ne? Tas tokį. Taip, bet su ta žinutė, tai pirmiausiai reikia išsigryninti tikslinę auditoriją. Supratau. Ir šiaip vėliau toks yra tikslinė auditorija, kai išsigryninti, aš ten skirta buvo laika 2 savaitės, aš per 2 mėnesius išsigryninau, nes ir kaip išsigryninti irgi galiu parodyti, ten rašai, 1, 2, 3 eilutę, 4, 5, 20 eilutę ir žiūri, kad tam auditorijos sakiny pagal tam tikras taisyklės, kurias turim atsakyti savo. Iš 1 sakinio patinka 2 žodžiai tie, iš 3 sakinio ten toks žodelis, iš 8 sakinio šitas ir po to bum, viskas sudedi į vieną ir galiausiai gauni galutinį variantą. Tai kai turi tikslinę auditoriją jau, tada jau galima formuoti tą pasiūlymą, kur paspausti arba nepaspausti, ar parašyti, ar sekti, ar dar kažkas. Tai irgi plus visi reelsai, postai ir taip toliau, tai yra gal kokia 1/8 tame visame plane. Ir vėliau, kai mes jau pasinagrinėsim visą tikslinę auditoriją ir pereisim prie tokio kaip grafiko, tai žinau, kad pavyzdžiui iš to grafiko, jeigu surinki 60 taškų, vadinasi, tu artėjai iki 100 000 per mėnesį pajamų. Ir ten tiesiog reikia eiti ir pastoviai sekti, žodžiu, atskaitomybė tokia su kokiu draugu ar su mentorium šiuo atveju gali būti, ar ką pasirinksim, vienu žodžiu. Tai dvipusė partnerystė yra labai stipri, nes kai mes pasižadam kažką tai padaryti, tai kur kas geriau veikia. Labai ačiū, Svajonė, prižadėjo, Svajonė jau ilgai žadėjo, bet pagaliau išgirdome tikrai dalį tavo mokymų, tai ką tu žinai. Ir aš manau, kad čia persiklausyti reikėtų kelis kartus, kad įsisavinti. Man va čia šitoj skaidriai patinka ta dešinioji pusė. Ir apie sprendimą, bet labai gerai pasakei, žmogus priimdamas sprendimą, jisai savo pritaiko iš to daugelio variantų. Ir aš kažkaip kitaip biškai suprantu sprendimą. Gal kad aš, kada priimu sprendimą, aš tada tuo metu manau, kad aš savo pasirinkau patį geriausią variantą, nors jų gal buvo 10. Tai tas to praradimo jausmo kažkaip neturiu aš. Bet matai ir pamini, aš pasirinkau. Aš nenusprendžiau, bet aš pasirinkau. Tai tu sprendimą darai pasirinkdama, nenuspręsdama. Taip, šitas momentas labai svarbus ir dažnai žmonės užstringa šitoj vietoj. Taip. Nes jiem už tai, kad šiai dienai iš tikro pasiūla visko labai didelė, visko, ką nebepaimtų.
Toks paprastas pavyzdys, aš dabar dairausi mašinos ir važiavau į čia Mercedesus matuotis naujus vis kelis kartus ir man reklamą Facebookas jau ištisai pradėjo mesti Mercedesus. O vakar su sūnum kalbėjau, net nekalbėjau, jisai mūsų messengerio čate parašė, o dabar mamytė nuvažiuok, pasimatuok šitą Porsche. Žinokit, man pradėjo mesti reklamą Porsche. Įsivaizduojat, kaip dirba viskas. Taip, Tai vat kada, čia labai geras variantas, kai tu sakai, kada mes patys pradėsim save pozicionuoti į tikslinę auditoriją, tai Facebookas pats pradės jums ieškoti tokių žmonių. Suprantat? taip, ir plus, žinot, kaip yra multipotencialitas, yra nemažai žmonių, kurie domisi labai daug ko ir jiems sprendimą padaryti vieną vadinasi atriboti nuo visų kitų. Bet tinklinė rinkodara, jinai leidžia būti tau, kas tu esi. Jeigu, sakykime, pas mane ir human designas, ir ten finansinis raštingumas ir taip toliau. Ir visą taigi galima apjungti ir suformuoti pasiūlymą, gauti vertę žmogui. Ir man nereikia atsisakyti dalies savęs, bet būti visa savim. Ir netgi galiu pasakyti, kad aš atėjus į tinklinę rinkodarą, būtent mano tos dalykai, kurie man kažkada patiko ir aš jų net neturėjau kur išreikšti, čia aš galiu tai išreikšti. Mano kūrybingumas pasireiškia netgi darant skaidrės. Toks atrodo, buvai želdintoja, kūrei aplinką, sodinai gėlytės, čia sodini skaidrės, ta prasme, kepi skaidrės. Ir man, žinokit, aš kai pradedu daryti, man tiek daug ten tų idėjų, už tai aš, pavyzdžiui, užtrunku prie tų skaidrių. Ir taisau, vakar vėl sėdėjau vakare, taisau skaidrės, kad dar geriau būtų. Suprantat, mano čia, kur aš nuo to kaifuoju. Aš matau, kai buvo ofiso atidarimas, kokios gražios ten buvo irgi skaidrės. Aš, sakau, čia tai bent. Ta prasme, čia kūrybos reikia. Kažkas sako, aš nenoriu labai, čia su kompanija čia labai sausa ir taip toliau, o aš kūrybingas žmogus. Aš, ta prasme, čia kūrybos nereikia. Čia tiek kūrybos reikia, kad čia vežimu vežk. Taip, ir kad ir tą skelbimą pasidaryti žmogų, pasikviesti, jūs visi galit pasireikšti. Nesėdėkit ir nelaukit, kol Aušra padarys skelbimą. Jūs galite pasidaryti skelbimą pagal save, įdėkit dalelę savęs. Ir žinokit, nes jeigu jūs kuriat savo brandą, tai jūs turite būti visur. Jūsų dalis tam skelbime turi būti jūsų tekste. Jūs visur turite būti priekyje. Suprantat? Tai mano tikslas ir dėl ko aš dabar sakau, aš apsprendžiau padėti daugiau dirbti dabar su Gyliu, bet man norisi, kad jūs suprastumėt, kad jūs galite atskleisti savo potencialą ir kaip bandyti vienaip, kaip čia pirma eilutė, veikia, neveikia, padarot vienaip, matot, neveikia, davai darom kitaip, kad veiktų. Ir tikrai tas įvertinimas, tai mes galim save vertinti tik tai tokie, kokie mes prieš mėnesį buvom, o šiaip, aišku, sutinka visokių žmonių ir su laiku perprantam tuos žmonės ir tu matai, kuris žmogus nori keistis, kuris nenori keistis, kuris nori tobulėti. Tai ar jisai turi problemą ar ne, ta prasme, ar jisai suvokia ar ne. Jeigu jisai nesuvokia savo problemos jokios, jam viskas gerai. Jis net nemato, kad jisai šūdė iki nosies, vienu žodžiu. Tai net nereikia ten gilintis, realiai. Jo, negaišt laiko. Tikrai nereikia gaišt laiko. Tai labai ačiū, Svajonė, tada šitą įrašą sustabdom. Ir